Šiandien labai smagu pristatyti skaitykloje bene žymiausio Lietuvos interjero analitiko profesoriaus Eugenijaus Kerstono knygą. Labai smagu, kad tai yra 10-oji knyga ir jinai skirta yra Vilniaus 700 metų jubiliejui. Bet geriausia šio renginio naujiena yra ta, kad kredito unija Taupa dovanoja šias knygas bibliotekom. Tai yra tęsinys spaudos atgavimo knygos dienos proga. Aš manau, kad visos bibliotekos džiaugiasi šią dieną ir galėtų švęsti ne tik tą dieną, kuri buvo prieš savaitę, bet ir tikriausiai visus metus. Taigi kviečiu atidaryti renginį Seimo pirmininkės pavaduotoja Paulius Saudargas. Prašom. Autoriau, gerbimi kolegos, iš tikrųjų prieš savaitę paminėjome spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną. Ir šiandien labai simboliška, kad Seime mes pasitinkam ypatingą knygą, kuri, aš manau, tampa paminklu, tampa nelyginant tam tikrais valdovų rūmais savo žanre, leidybos, knygos žanre, nes neturėjau dar galimybės atidžiai susipažinti su knyga, natūralu, bet tiek, kiek jau turiu duomenų, tai iš tikrųjų yra didelė dovana mūsų visoms ateities kartoms, mūsų skaitytojams. Ir čia noriu padėkoti ir gerbiamam profesoriui ir kartu, čia yra toks dalykas su knyga dažniausiai dvigubas. Viena yra knygą parašyti, bet kita yra, kad tą knygą kažkas skaitytų. Kažkas gautų, visada turiu parašyti ir kažkur, jeigu jį nepasieks skaitytojo, tai nebus pilnavertis tada knygos gyvenimas. Todėl čia yra antra dalis mūsų renginio gražaus. Taip, kad kredito unija Taupa remia ir padovanos knygas bibliotekoms. Ir tada jau tie skaitytojai turės galimybę su tom knygom susipažinti po tą lobį, po tą intimųjį Vilniaus veidą, gal taip galima pasakyti, pažvelgti į jį, nes tokio lygio turbūt kūrinį turi tik didieji miestai galbūt pasaulio. O čia mūsų visose bibliotekose turinčiose meno skyrius turės galimybę susipažinti kiekvienas skaitytojas. Tai ačiū autoriui, ačiū kredito unijai ir visiems prisidėjusiems prie šios knygos ir prie šio renginio. Ačiū. Dabar kviečiu leidyklos direktorę, leidyklos Žara. Taip, gal mane girdės, aš nedidelė. Labą dieną visiems ir labai smagu, kad taip gausiai susirinkote. Iš tikrųjų net nesitikėjome, kad į šitą akciją tiek daug žmonių sulauksime. Ačiū Jums. Ir kaip jau buvo ir pasakyta, iš tikrųjų esame be galo dėkingi kredito unijoje Taupa, kad šiais metais minint spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną buvo jų priimtas sprendimas padovanoti mūsų išleistą profesoriaus Eugenijaus Kerstono knygą Privatūs Vilniaus interjerai bibliotekom. Iš tikrųjų kalbama apie knygą, o matot, čia sudėta tie maišai ir tuose maišuose yra 3 knygos. Kai autorius atėjo pas mus į leidyklą ir pasiūlė tiesiog išleisti knygą apie Vilniaus interjerus, pradinis sumanymas buvo 400–500 puslapių, tokia, sakyčiau, vidutinės apimties knyga. Bet kai pradėjo nešti medžiagą, mes dirbdami prie knygos pradėjom juokauti, kad šitos knygos jau tai reikės 2 tomų, nes į tos 400–500 puslapių nesutalpinsime. Ir pačioje eigoje buvo priimtas sprendimas, kad iš tikrųjų bus 2 tomai. Dirbome toliau mes prie tų 2 tomų ir tada autoriaus, aišku,
medžiagos nemažėjo, tai dar vienas objektas, tai dar vienas objektas, tai dar vienas objektas. Ir išėjo, kad teko išleisti 3 tomus. Tai, ką mes juokavom, tai vat kartais taip ir išeina, kad kažkaip ir tas išsipildo. Tai čia yra 3 tomai po 500 puslapių, didžiulės apimties knyga. Ir labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad pavyko ją išleisti, labai džiaugiamės, kad jinai yra dedikuota 700 Vilniaus miesto jubiliejui. Džiaugiamės bendravimu ir žinoma, labai džiaugiamės mūsų partneriais Kredito unija Taupa, kurie suprato ir kurie prisidėjo, todėl kad į šitą knygą įdėta ne vien tik tai didžiulis darbas autorius, ne vien tik tai didžiulis darbas leidyklos, bet manau, kad visi suprantat, kad tai ir yra labai didelis finansinis indėlis. Taip kad, valstybinio finansavimo mes jokio neturėjome, tai yra visiškai privačiom lėšom išleistas projektas. Tai dar kartą tikrai labai dėkoju Taupai ir tiesiog. Paplaukim ir matyt dabar autoriui žodis bus. Tai einu kalbėti. Garsiai kalbėti, man mikrofoną nereikia, nes aš dainuot noriu pradėti prancūziškai. Nežinau, ar ponas Juozapaitis žino, kad aš su Birute Dabrauskai, kada eidavau. Išėjau nuo jūsų akivaizdu, taip atsimenu, pabalus veidą. Komentavau dar tą. Taip. Tai laba diena visiems, ačiū už man skirtą laiką, už visiems skirtą laiką, nežinau, kam čia pradėti dėkoti, kokia tvarka. Visų pirma, iš tikrųjų labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti Augiui Narmontui, kuris jau 10 metų mes fotografuojam vienaip ar kitaip, jisai fotografuoja, aš tik tai trypiu koją ir prašau greičiau tą padaryti. Jisai sako, jūs nesuprantat, kad reikia fotoaparatas, kad reikia palaukti, reikia išlaikymų, ten dar ko nors. Bet aš labai skubu visuomet, tai tikrai labai ačiū Augiui, kuris pasiaukodamas, aš jau net neperkeltinė prasme, sakau, pasiaukodamas bėgdavo, fotografuodavo tada, kada būdavo mums praveriamos Vilniečių namų durys. Kaip tai vyko, nežinau, aš jaučiuosi iš tiesų galbūt ne tiek teksto autorius, jūs labai daug ką puikiai pasakėte, nežinau, kaip čia reikėtų įvertinti tą skaitimo epizodą, bet šis albumas daugiau vartymui, nes kada prieš 9 metus, prašant akademiniai visuomeniai, išleidau leidinį kitoje leidykloje su daugiau teksto, tai niekas neskaitė, neturėjo laiko. Ir labai džiaugiasi vartydami. Kadangi mes reginių visuomenė, tikriausiai ir vartotojų, ir reginių nereikia bijoti, tai yra irgi gerai, taip žmogus sutvertas. Tai aš nusprendžiau, kad šitas tritomis, kaip jis tapo tritomiu, iš vientomiu jau girdėjote trumpą leidyklos pasakymą, tikrai atitinka tą mūsų idėją visuomenės, apie kurią sakiau. Dar kartą labai norėčiau padėkoti, žinoma, leidėjams, kurie sutiko pakelti mane kaip tą akmenėlį nuo kelio ir po savo sparnų priėmė ir sutiko bendradarbiauti su manim. Nu ir žinoma, kada pradėjom jau įsivaizduoti, ką čia mes sukursim drauge, aš, leidėjai, nėra pono Aido Žandario, kuris irgi prisidėjo, mes drauge maketavom, labai pergyvenom, galvom, kaip čia mus įvertins, įvertino labai gerai, visi gyrė, viskas tvarkoj, bet dar kartą sakyčiau, kad taip, mes visi 3, tikriausiai, Augis, aš ir jūs, 4. Keturiese turėtumėm padėkoti Taupai, Kredito unijai, kurio žmonės tikrai suprato gerokai daugiau negu mūsų, atsiprašau, bet kultūros taryba ir kultūros ministerija. Kam neskiria nei dėmesio jokio, nei, aš nesakau, kad netgi nebūtų kalbama apie kokias nors didelės lėšas, jos yra juokingos su tuo, ką aš girdžiu ir matau dabar, kam jos yra skiriamos. Kai kur tiesiog, nu nežinau, nėra žodžių, visai be reikalo tai yra daroma. Nežinau, kaip galima palyginti tą, ką mes su ponu Musnicku esame aptarę Žinių radijui, kada prašytojas, kuris nori išleisti leidinį,
pavadinta erotika ir pornografija animacijoje gauna bendrą įvertinimą 40 taškų, mes prašydami to paties gaunam 39. Tai reiškia Vilniaus interjerų leidinys, kuris taip ir negimė po mano paskutinio prieš 10 metų išleisto, yra įvertinamas taip pat kaip pornografija, animacinė pornografija erotikoje. Nu kažkokia nesąmonė, klaiki nesąmonė. Ir tos nesąmonės tęsiasi, aš labai atvirai sakau, tos nesąmonės tęsiasi iki šiol. Kaip galima palyginti tą besišlapinantį vaikiną, visi matėte, žinot, su dangoraižiu ir Vilnium, kuris egzistavo nuo neatmenamų laikų. Senamiestis visada tos mano draugai prancūzai sako, mes niekad neįsivaizdavom Vilniaus tokio. Aš Milano šiandien tokio irgi neįsivaizdavau, kur guliu patvorėse, užmiestyje su žvirkštais rankose. Tai ką aš turėčiau įsivaizduoti, nu, žodžiu, nėra ką pasakyti. Gėda. Gėda, gėda kultūros ministerijai, gėda tai tarybai, kuri aš sakau, kad tegul liko, ačiū, aš ponui Saudargui noriu padėkoti už labai gražius žodžius. Jūs bene vienintelį, aš nepataikauju, iki šiol vienintelis pasakėt, kad tai yra ateities kartom paliktas nepaprastas dalykas. Žiūrėkit, randam 19 amžiaus autoriaus nuotraukėlę negatyvą, išsiriškinam, interjeras prie stalo sėdi, kas nors ar nesėdi, kaip džiugu čia Vilnius. Ką paliksim mes? Ką paliksim mes? Nieko nebuvo susisteminta iki mano pirmojo leidinio apie interjerus, dabar išleidom dar geriau, padarėm tą dalyką. Ačiū, kad sutikot, jis išleistas anglų ir lenkų kalbomis. 3 kalbom. Tai yra pirmas iš viso Lietuvos istorijos, aš niekad neperdedu, tokio žanro leidinys. Kaip patekti į vilniečių namus? Ką mes iš jų galime spręsti? Jūs nepatikėsit, labiausiai mūsų neįsileido, bent jau aš klūpėdavau prie durų, prašydavau, tai tie, kurie gyvena Žirmūnuose, Lazdynuose, tuose naujose rajonuose, žmonės ištikti komplekso. Mes nieko neturim, aš negalėdavau paklausti, ką jūs norėtumėt turėti, nes aš nieko negaliu. Bet žmonės kompleksuoja visiškai, dulkės nenuvalytos, mes, o kodėl mūsų, tai eikit pas kitus. Buvo labai juokingų atvejų, kada ir liūdnų, ir linksmų, kada paskambino po metų viena ponė gyvenanti už Atlanto, turinti čia nuosavybę ir pasakė po gerų 1,5 metų, man atrodo, žinai, sako, gali dabar ateiti. Aš nesuprantu, nei su kuo kalbu, nei nieko. Žinai, pamačiau tą tavo knygą, nu labai gera, labai ateik, kokia aš durna, neįsileidau tada. Nu tai ką. Kitas atvejis, tai čia linksmoji dalis. Nu nėra, neįsileidau. Dabar tas pats vyksta. Oi, tai mes nežinojom, oi, tai mes galėjom, nu tai galėjau, tai neįvyko. Linksmoji dalis tokia, o liūdnoji tokia, kad viena labai garbinga lietuvių giminė, kuri, aš manau, labai reta, siekia ir Gedimino laikus, Vilniaus įsteigėjo, kaip mes žinom, jie yra įrodę savo kilmę. Augis pamena, merdėjo žmogus ir mūsų žmona įsileido lygiai 1 valandai. Mes girdėjome už širmos, jinai pateko ir į nuotrauką, ta širma, jisai tiesiog merdėjo, mes girdėjom tą tokį kvėpavimą sunkų mirštančio žmogaus, buvo iškviesta greitoji, bet ačiū Dievui susitvarkėm. Tai va, žmogus suprato, tai vėl ką noriu pasakyti, kad visgi mūsų žmonės yra tokie, kurie tą kultūrą puoselėja, kurie supranta, kam tai daroma. Kurie supranta, kad tai nepasididžiavimas parodymas savo namų, beje, nei pavardės, nei vardai, nei adresai nėra skelbti. Mano draugas Vytenis Pauliukaitis pajuokavo, aš visada cituoju jo tos žodžius, sako, kad aš pasakiau, kad mes ruošiamės taip išleisti ir vėl sako, taip sakau ir vėl, tai sako, nu tai ant viršelio surašykite adresus, telefonus, durų kodus ir skliausteliuose parašykite vagių enciklopediją. Ir viskas bus aišku. Nes tikrai, aš atsiprašau už tos žodžius, bet pagrobt yra ką. Tikrai yra ką. Ir netgi kai kurie, aš žinau, kad kolekcininkai turi tokių dalykų Lietuvoje, kuriuos norėtų turėti Austrijos muziejai. Kai kurie Austrijos muziejai konkretus atvejais yra, iš tikrųjų jie neturi tų, matyt, kažkaip tie daiktai išsibarstė po pasaulį per nelaimės, per visokias ir laimės galbūt,
dovanų kelių, bet iš tiesų trijuose tomuose yra nesuvaidintas Vilnius, ką jūs ir pasakėte, ir iš tikrųjų tai yra ta tapatybė, mūsų daiktiškoji tapatybė, iš kurios mes tikrai visiškai neklystamai galime spręsti apie tai, kas yra ta mūsų tikroji kultūra. Ne ta, kur mes ten šokam susikabinę, pasipuošę, gražiai apsirengę tam kartui, bet tai čia yra tai, kaip mes gyvename. Tiesa ir tai, kad pasaulio sostinės ne visos turi tokius leidinius. Mes galim pasididžiuoti, aš galiu tikrai pasakyti, kad nei rytų Europos miestai sostinės, ir ne tik sostinės, nei vidurio Europos miestai tokio koncentruoto leidinio neturi. Ir tai yra labai didelis to leidinio, aš kiek nesigiliu, bet manau tikrai, kad mes su leidėjais ne kartą tai esame aptarę, kad tai yra labai iš tiesų didelis indėlis į mūsų tapatybę, į tą tikrąją tapatybę, daugiakultūrę ar multikultūrinę tapatybę Vilniečio. Ir čia yra visų klasių, jeigu taip galima pasakyti, klasių teorijos principais, galbūt nesivadovaukim taip labai griežtai, bet čia yra visų socialinių sluoksnių, gal taip tiksliau būtų, gyventojų namai. Niekas nesirinko nei gražiausių, nei negražiausių. Tikrai nebuvo taip, kad manęs klausėte, kaip jūs atsirinkot tokius gražius, čia rūmai, ne namai. Nu tai negi pravėrus duris, aš sakysiu, kad augis šalia ir sakysiu, oi, tai jūs čia nieko neturit, mes nefotografuosim. Ne tas tikslas buvo, ne tas tikslas. Tikslas buvo dokumentika, ko visiškai nesuprato nei tiek kultūros ministerija, kultūros institutas ir dar toliau. Verksiu. Lietuvos dienos Prancūzijoje. Just en septembre, jau tuoj pat rugsėjo mėnesį. Ponia Vitkienė, komisarė, šitą leidinį nerekomenduoja jo plėtoti. Nereikia, mes būtumėm padarę prancūzišką sąsienį ir parodę, kaip mes gyvenam. Galeriją būtumėm susiradę, jau taip čia nutiko, buvom beveik radę, bet atsitiko ten visokių irgi rūpesčių gyvenime, tai nesvarbu. Tai ar neverta pristatyti tokį leidinį galerijoje Prancūzijoje pasikvietus specializuotus žurnalus ir parodyti, kas mes esame iš tikrųjų, o yra ką parodyti, yra ko pasididžiuoti. Ir pasididžiuoti, ir tiesiog pasidžiaugti, aš sakyčiau, gal taip, gal nebūtina, čia yra paprasčiausi močiutės namai ir tikrai labai labai garsių Lietuvos žvaigždžių, įvairių sričių žvaigždžių namai privatus. Taip kad atsisako pristatyti to plėtoti, tą nereikia jo. Iš kitos pusės nežinau, kodėl į tą kontekstą, aš čia daugiau jūsų dalyvavimų pasinaudosiu, ponia Juozapaitė. Įsivaizduokit, kad visų pirma, aš nesakau, kad nepakviesti į tą kontekstą niekaip nenumatyti tie, kurie yra apdovanoti lietuviai ordinais, įskaitant ir mane meno ir literatūros, jie yra užmiršti, važiuos tie, kas važiuos. Nu ir galop, nežinau, jie klausia, tai o kaip čia jūs prisistatė, kaip čia mes jūs pažinsim. Matyt, tie, kas sudarinėjo programą, gerai pagalvojo apie tai, turbūt ten yra labai įdomių dalykų, bet kodėl mes visi kaip tauta toliau kompleksuojam, nenorim parodyti savęs tikrojo veido, ne to įvaizdinio, o tikrojo, kas mes esame iš tikrųjų, o mes pažengėm labai toli. Labai toli. Viskame kame. Ir ta tokia intimi kultūra, intimių erdvių kultūra, jinai ir yra ta tikroji kultūra. Ne ta, dar kartą pasikartosiu, kuri parodomoji. Taip, į vitriną galima nunešti gražiausius dalykus. Bet kas yra užkulisiuose, va štai, čia yra ta esmė. Čia mūsų daiktiškoji tapatybė, tikroji Vilniečių, kažkada Sobiliauskaitė yra pasakęs, kad čia kaip prieš 10 metų leista leidinį, kad čia Vilniaus DNR, taip ir yra. Antras dalykas, nesuprantu, kaip galima nesuprasti kultūrininkam, kad tai yra viena iš pamatinių kultūros sričių. Mūsų gyvensenos kultūra. Gyvensenos kultūra. Juk sakoma, ką matai mieste, kaip apsirengę žmonės, iš to galima spręsti apie šalies ekonomiką. Ir mes tą patys matom, ir mes žinom, ir tikrai jaučiam tai. Tai daug ką galima spręsti pravėrus Vilniečių namų duris. Manęs dažnai klausia, tai koks tas Vilniečio, kokie tie namai, butas.
Čia aš pasinaudosiu tokią anglišką savoką house ir home. Mes irgi sakom namai, namas kaip namas namai ir namai kaip mūsų intimi gyvensenos kultūros, sklaidos vieta, mūsų tikrasis buvimas ir savo šeimos aplinkoje, namų aplinkoje. Tai klausė, tai koks tas Vilniečio būdas? Žinote, to bendro tokio sujungtinio rinktinio varianto nėra, nes kaip aš minėjau, kaip ir visose pasaulių sostinėse čia gyvena daugybė kultūrų, daugybė konfesijų, gyvena ir kiekvienas savo privačią erdvę, intimę erdvę įsirengia taip, kaip įsivaizduoja, kaip jam, kaip gera jo sielai tuose namuose. Juk mes grįžtam namo tam, kad pailsėtume, tam, kad atsipalaiduotume nuo kasdienybės, užsimirštume, kartais norisi ir nuo tikrovės užsimiršti. Tai štai čia yra, aš manau, ta pridedamoji vertė, kurią pavyko sukurti. Tikrai labai nepaprastai teko klūpėti prie durų, kaip sakiau, prašyti įsileidžiamų, argumentai jau ten mano išsakyti daugybiniuose interviu. Ir dar kas labai įdomi, toks aspektas įdomus, štai šiandien kilo daug ginčų apie tautinės mažumas kitam visiškai kontekste. Bet jūs neįsivaizduojate, kiek prisidėjo Lenkų ambasada ir ką jie mums darė, kai mes nusprendėm kanceliariją nufotografuoti buvusius pacų rūmus ir viešbutis dabar ir kanceliariją, kur dabar Lenkų ambasada yra įsisteigusi. Po 7 metų restauravimo tie rūmai, kanceliarijos rūmai turiu omeny, kaip miesto rūmus, jie yra atkelti absoliučiai įspūdingai ir kiek jie įdėjo pastangų, vaikščiodami, rodydami, mes fotografavom, klausėmės, reikėjo daug kalbėti. Nu, man čia nesunku, čia susitvarkėm. Jau nekalbu apie tai, kiek namuose, ten pas kiekvieną reikėjo pasėdėti, kol Augis fotografuodavo ir aš turėjau ten sugalvoti, ką pasakyti, ko nepasakyti. Ir taip, tarkim, sako, kaip jums atrodo, čia verta į knygą, čia mūsų namai, nu taip negi pasakysiu, jūs ką juokaujat, ar dar kad nors ne, žinoma, kad ne. Bet štai jie labai daug prisidėjo, Lenkų 3 interviu duoti pasauliniai TVP. 3 interviu mano. Iki Kanados pasiekė, viskas yra nuorodos internete. Ar kultūros ministerijos koks nors atstovas paskambino ar pakvietė? Ne. Ar kas nors kaip nors atkreipė dėmesį, kad tai yra vienintelis leidinys tokiam sostinės jubiliejui išleistas? Ne. Žodžiu, nieko ne. Ir po to mes stebimės, nu, nenoriu toliau jau komentuoti. Nu, kaip taip gali būti? Nu, protų nesuvokiama, kaip taip gali būti. LRT ne. Tyla. Nu, galbūt mes, nežinau, nesitarėm, bet ten yra, matyt, savų nuomonių. Nu, atsiprašau, truputį tikslinsiu dėl LRT. Filmavimas buvo sutartas, bet jie atidėjo. nu, jie turbūt... Palaidojom. Kiek to jau? Bet jūs Seime esate. Tai aš tą puikiai suprantu. Dar suprantu. Tarp kitko. Bet aš, tai žinot kaip yra, aš ir naudoju progą išsiliet dabar pasakyti visą tiesą, kaip čia viskas vyko. Bet yra tiesa. Tiesa tai, kad iš tiesų Lenkų diaspora labai didžiuojasi tuo, ką jie prisidėjo kurdami Vilnių. Labai gaila, kad mes nesugebėjom to pasididžiuoti, įskaitant ir užsienio lietuvius, taip pat, kuriem kai kas čia yra, jūs neįsivaizduojate, iš pirmų leidinių patirties galiu pasakyti, atranda savo tėvų lovas per knygų mugę, kurios keliauja parduotos vienam vilniečiui iš kito namų, atranda mamos suknelę pakabintą, kažkas tokio, protų nesuvokiami dalykai. Tai yra, neįkainojama medžiaga vaikam, močiučių namai bus kažkada ir gal promočiučių. Neduok Dieve atskris tas prakeiktas dronas iš ten. Sunaikins tą pačią arkivyskupiją, kaip pavyzdį sakau, freskas. Kaip, kas jas, kur nors jos gal išliks, gal kaip nors pamatys kas nors, išvežtas knygas į užsienį, į Ameriką jau iškeliavo, beje, pirmosius leidinius yra parašęs Čikagos draugas, tai kas mažiau kalba lietuviškai, kad ir iš išeivijos, anglų kalba čia. Štai toks universaliai sumanytas tikrai prisistatymas
apie Vilnių ir kada aš pamačiau, aš grįšiu prie to nelaimingos tos reklamos vadinamos, tai visiškai skriauda padaryta, didžiulė lyginant su tuo, ką darėme mes ir kaip gaila, kad iš tiesų nebuvo atkreiptas tas dėmesys, kurio ne dėl kokios ten šlovės garbės ar ten kokių įvertinimų tikėjomės, bet taip atsitiko. Tai aš baigsiu savo tokį diskursą emocinį, dar kartą dėkodamas Taupai, kurie tikrai kolektyvas va toks, mokysimės toliau etiketo, darbuotojus. Mes mokom darbuotojus, kaip turi atrodyti darbe žmogus. Tai va. Ir tiesiog noriu pasakyti, kad dar kartą labai dėkoju leidėjam ir žinoma fotografui, su kuriuo mes turim naujų įsipareigojimų, aš labai džiaugiuosi. Ir tiek, ir labai ačiū Jums, kad skirite laiko, kad susidomėjote. Aš manau, kad ateityje, jeigu ne komercinių atžvilgių, tai emocinių atžvilgių, puikiai dovana sunku vežti, bet diplomatam. Puošmena interjerė taip pat, aš manau, Tomai, nežinau, čia jie maišuose, kodėl paslėpėt tokius gražius tomus, jie čia, štai, jeigu ką, čia tikrai kiekvienoje ambasadoje, jeigu ne ambasadoriui, tai jo žmonai, nuostabus laiko praleidimas, skaityti daug nereikia, nors senosios rezidencijos aprašytos. Ir dar vieną noriu pagirti, visai ne į temą galbūt, bet yra išleistas dar vienas puikiai monografija, ponios Dalios Klajumienės, labai mažų tiražų, Dailės akademijoje, kuri tikrai, žinau, kad ir dabar kūrė vieną leidinį, bet tikrai labai myli Vilnių, kaip ir aš, kaip ir jūs, kaip mes visi. Ir ten yra kitas momentas, Dailės akademija ten pasistengė, išleido labai mažų tiražų, jos leidinį, žinoma, nuotraukos aš pageidaučiau, kad būtų didesnės, bet ką turiu minty, jeigu, kaip ponas Aidas sakė, leidėjas vyras, tai sako, jeigu jūs su Dalia kartu ką nors jungtumės, tai būtų unikalu. Jinai mokslininkė, tiesa, mane Kultūros ministerija dar įpareigojo mokslo darbą parašyti, arba išleisti elektroninę versiją. Tai elektroninė versija dingsta, o mokslo darbą aš jau seniai apsigynęs ir man nieko nereikia, tai tegu jie dabar tyrinėja, aprašinėkit. Kodėl jie nieko nedaro, kodėl jie mane įpareigojo. Tai va, tokia... Ne, aš jau bet... Matot, kaip pajautėt iš karto? Tai vis dėlto, kad aš kultūrą aš asocijuoju, žinot, visų pirma su jumis. Bet kaip pasąmonį man pasako kultūra, Pona Juozapaitė atsimenu ir galvoju, kodėl? Gal dėl to, kad mes vienmečiai... Jums pasakykit, čia lygusiems gerai. Tai va. Ne, bet iš tiesų esam pažengę toli. Iš tiesų niekad taip gerai negyvenom. Niekad negyvenom taip gražiai ir yra tikrai vilčių, kad toliau bus dar gražiau. Iš tiesų, tas supratimas apie savo gyvenimo noras estetizuoti savo gyvenimą, jisai kyla vis labiau ir labiau. Ir tai yra labai puikus požymis. Aš manau, kad čia visų mūsų įdirbis rezultatas ir tą reikia fiksuoti. Tą reikia įamžinti fotografų pagalbą, naudojantis jų talentų ir tai, ką fiksuojate metraštį. Tai aš norėjau čia paneigti tą dalyką, kad aš nesu vienintelis tas didysis metraštininkas apie Vilnių. Dalia Klajumienė gilesnė, moksliškesnė, bet čia mano antrinė veikla, tai aš daugiau susijęs su išvaizdos kultūra, mano paskaitos, bent jau kiti leidiniai, bet tikrai labai džiaugiuosi, kad gimė šis, ačiū dar kartą ir ačiū tau. Taip, mes tikriausiai pasinaudosim progą ir jums tikrai bus nemažai klausimų, taip spėju, bet dabar labai norėčiau pakviesti tą kaltininką šitos dienos, Kredito unija Taupa. Jūs gal pristatykite. Tai kviečiame Kredito unijos Taupa valdybos pirmininką Liną Songailę. Ačiū už padėtį, sveiki.
Iš tikrųjų, aš norėčiau padėkoti profesoriui ir turbūt kultūros ministerijai už suteiktą galimybę paremti šitą leidinį, prisidėti prie šito kūrinio gimimo. Ir tikrai džiaugiamės turėdami galimybę, kaip galima daugiau žmonių supažindinti su profesoriaus kūryba. Tai ačiū Jums dar. Ir ačiū Jums. Matyti tokia linksmoji dalis, kurie atvykę, pateiksime knygas, kurių bibliotekų atstovai atvyko. Tai norėsime ir perduoti tas knygas. Dar aš norėjau pasakyti, buvo daug pasakytų žodžių kultūros ministerijai, bet žinokit, tikrai pas mus buvo daug nuoskaudų, bet kai pradėjom dirbti, tai rezultatė gal, jeigu taip jau labai atvirai, tai gal net ir džiaugiuosi, kad iš tiesų nebuvo kultūros ministerijos paramos, nes jeigu nei būtų buvę, tai mes tokio leidinio tikrai nebūtumėm turėję. Nes tai būtų buvę labai paprasta, terminas iki tada tą padaryti, iki tada tą padaryti, jeigu jūs nepadarot jums sankcijos, jūs ten, nes panašią situaciją turim su kitų projektų, su kultūros taryba, kur analogiška situacija. Jeigu, sakykime, reikia kokybišką vertimą pateikti, tai nieks nežiūri į tą. Jūs turite kitos dienos padaryti tą ir visiškai nesvarbu. Tai aš net kartais pajuokauju, tai dirbtinį intelektą paleidus, išvertus, mes viską įvykdysim, bet ar toks tikslas yra? Tai iš tikrųjų matyti ir šiuo atveju būtų. Tai aš jau autoriai minėjau, kad dalinai net ir džiaugiuosi, nes mes turėjom visišką laisvę. Taip, ir mes labai džiaugiamės. Turėjom šalia rėmėjus, tai aišku, galėjom tą daryti. Ir dabar tiesiog žinau, kad yra atvykę dalis bibliotekų atstovų, kurie iš toliau neatvyko iš Kauno, iš Klaipėdos, iš Šiaulių, Panevėžio, bet tie, kurie atvyko, tai tikrai mielai įteiksime tas dovanas. Bet pirmiausia, tai pirmą šitą mūsų egzempliorių norėtumėm įteikti Seimo bibliotekai, kurie mus čia priėmė, Čia naudosiu tom knygom ir Seimo nariai kanceliarijos darbuotojai. Sveria daug, bet galbūt mes jas išimkim iš maišo po vieną dovaną. Aš paskiau pasidalinėsiu. Teks kažkaip tai padaryti ir štai, nu ir čia. Mes kaip draugai turim pirmi pamatyti. Tai toliau pakviesti Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos. O pasakyti, kad mes gavom tokius traumas įdomu, bet nėra įsakymų. Ir labai didžiuojuosi, atstovauja Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką. Ir mūsų biblioteka jam taip pat šiame leidinyje, mūsų bibliotekos interjeras. Labai ačiū Jums. Jums ačiū, kad išsaugojot ir saugojot. Saugojame, kadangi turime nuostabų vilnistikos fondą, o tai yra griniausia vilnistika. Ir dar noriu pasakyti, mes jau įsigijome net 4 komplektus. Dabar pakviesčiau nacionalinės Martyno Mažvydo. Labai fotografuojamės jūsų bibliotekai.
Jis Vestfalina tik tie, kurie su baltom pirštinėm. Kurie tikrai pirštinaitės reikia prisėt mums dar. Ačiū labai. Lengva sutešti, bet lengva bus matyti. Norėčiau pakviesti Lietuvos mokslų akademijos Padėsim nešti. Labai džiaugiuosi, kad ne tik rūmai iš vidaus gręžė, bet ir fondai. Ir labai malonu man pakviesti Vilniaus dailės akademijos bibliotekos direktorę, nes kai aš paskambinau ir pakviečiau dirbti, tai bene labiausiai apsidžiaugė. Labai ultramokslinė, tai čia tikroji Vilniaus. Aš jau nežinau pasakyti, mama, turi globėją. Ačiū. Jai čia padėta įrašyta. Tai ačiū Jums labai. Lietuvių kalba netiek daug yra apie interjerus. O lenkų visai nebuvo. Šiandien studentai nori labai greitos informacijos. Visi kalba. Patarkite taip, GPT. Aš jau paspaudžiu mygtuką ir viskas ten. Ačiū Jums labai. Dar noriu pakviesti Vilniaus technologijos dizaino kolegijos atstovą. Žinokit, iš tikrųjų buvo netikėta. Aš Tikrai? Tai kaip šaunu, kaip gera. Aš dabar džiaugiuosi, kaip Surengti siurprizus, o kaip atsiversite, nenuvyskit, tai nevyskit savo namų su tais, kuriuos pamatysite. Čia turėtas knygas visas išdalijom, bet iš tikrųjų dar ne visus, kurias daug padovanoja, bet padovanoja, kaip jau minėjau, Klaipėdos, Kauno, Šiaulių ir Panevėžio apskričių viešosioms bibliotekoms. Jų čia nėra, tai mes, aišku, kažkokiu būdu tas knygas jiems perduosime. Ir dar tą pačią progą aš norėčiau padėkoti, kad dar vienam žmogui tas pačiu Kaminsky, kuris labai daug mums padėjo. Komisijos pirmininkui labai ačiū ir jo štabui. Tai ką, dar keletą minučių, jeigu turit laiko, mielas susitikti, labai džiaugiuosi. Man čia irgi buvo netikėtas šitas susitikimas. Čia tikrai ačiū Jums leidyklai, kad suorganizavote. Matyt, visi mačiau, kurie čia atėjo ir kurie prisidėjo ir kurie dalyvauja. Iš ties, tai va, įsigyt žinoma, nežinau, kaip čia Jūs tą komercinę pusę sutvarkysit, kas įsigys, aš pasirašysiu kuriuo antspaudą. O šiaip dabar laukčiau klausimų, nes tiesiog, nežinau, arba nuomonių apie tai, ką čia kalbėjom, prašau. Jeigu galima, kaip teisingai yra tokia tvarka, jeigu paminė tavo pavardę arba vardą, turi teisę į repliką, minėt mane kokias 4 ar 5 kartus. Ir dar kiek paminėjęs, tai ačiū Dievui, labai ačiū. Tikrai, dėmesio susirinkti, bet padėkoti Jums pirmiausia. Aš išgirdau, kad Jūs šiandien pats būsit asmeniškai, tai na, tai buvo tikrai tas motyvas, dėl ko čia visada verta ateiti, tikrai Jūsų paskaita apskritai, tai yra jau turtas. Jūs galite nieko nerodyti, tik pasakokite, jau bus įdomu. Aš jau labai nuoširdžiausiai reiškia sveikinimai ir padėka taupai ir apskritai šitas mecenatystės pavyzdys yra irgi tai, kas turėtų būti visiškai suprantama ir normalu. Ir ne tik todėl, kad ministerija ar kažkas tai nefinansuoja, bet čia turėtų būti garbės reikalas tokius dalykus finansuoti, kas neprisidėjo. Tai apie tai netgi mes kalbam apie simbolinį prisidėjimą, bet neparodyta jokio dėmesio. Tai vietoj norėčiau paklausti, ar jūs tikrai kalbate apie kultūros ministeriją kaip instituciją, ar tai kaip subendrita, nes jeigu kultūros taryba, tai aš norėčiau priminti, kad tai yra absoliučiai netapatu. Kultūros taryba yra atskiras
per ištiestos rankos, kol ne kojų neištiesė atstumu, reiškia, sudarytas instrumentas, kuris politikų nėra niekaip, reiškia, jie įtakos nedaro. Jeigu tai yra ministerijos arba ministro nuomonė, tada čia yra kitas klausimas, tai aš norėčiau pasitikslinti. Tai ministro nuomonė buvo tokia, kad aš jam pareiškiau skundą, visų pirma, kai mes atvykom Kazimierą, jis labai, aš sakau, gėda, jis taip išpuodžiau negražiai. Man visai nebūdinga, aš labai nemusku. Bet jis kai galvo, kad aš kalbu apie jo aprangą, jis užvelgė save, pažiūrėjau, kur ta gėda, kaip čia gali būti, aš sakau, ne apie tai. Aš pratarmėjau, parašiau, kad tai yra kultūros ministerijos ir kultūros tarybos nuomonės mūsų išsiskyrė. Aš suprantu, kad tai yra prie. Ir palikom tą įrašą amžiam. Prie. Negalim, kultūros ministras yra globėjas savo visų tų mažesnių satelitų. Čia ne apie politiką. Aš ne politikas ir leidinys neskirtas judėjimui kokiam Vilniui ar dar kam nors 19 amžiaus pabaigoje. Bet tai, kad jisai turėjo atkreipti dėmesį ir dalyvauti, kada mes ten programą rengėm, buvo rengiama dalyvaujant poniai Liutkienei, kuri buvo didžiausia prieš viską ir nesuprantu kodėl ir tiesiog žodžių nėra. Tai va tik apie tai, čia apie tai, aš suprantu, kad ne. Bet kada ekspertai parenkami, kurie nėra iš tikrųjų ekspertai, mes pasidomėjom, jie nieko nėra per tos 10 metų padarę. Jie nieko bendra neturi su jokia interjerų puošyba. Kaip jie gali būti ekspertai ir lemti mūsų vaikų ateitį, kultūrinę ateitį, aš taip pasakyčiau. Tai jeigu jums leidus dar įsiterpsiu, tai... Prancūzai sako, aš jums leidžiu. Bet čia yra mūsų didžioji Lietuvos apskritai kultūros politikos problema, nes dažniausiai, arba bent jau iki šiol apskritai, kultūros savoka buvo suprantama kaip dainų, šokį ir estrada, ne pačia geriausia to žodžio prasme. Bet tai, ką jūs pasakojate, yra apie tai, kad čia yra mūsų tapatybės klausimas, istorinės tapatybės, tai labai retai, kai tas suvokia žmonės apskritai būnantis tose vietose, kuriuose kurie priimami sprendimai. O jeigu ir suvokia, tai jie nemoka verbalizuoti tų reiškia savo minčių, nes o kai žmogus bijo ir nesupranta, paprastai atstumia. Čia yra tas pats su simfoninė muzika, su kokia nors, nežinau, klasikinis. Tai labai blogai, taip, bet tai čia reikia šviesti tos žmonės, reikia ateiti pas juos ir kitą kartą, bent jau dar iki ateinančių, reiškia, Seimo rinkimų, čia ne agitacija, bet nedarykite klaidos, jūs visų pirma turite kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitetą ir tuomet mes galime viską nešti. Ir čia ir juokauju. Iš tiesų, iš tikrųjų mes vykdome tą vadinamą parlamentinę kontrolę ir jeigu kažkokios yra problemos, mūsų posėdžiuose, kurie yra visada vieši, paprastai tie, kurie ko nors neduoda, neleidžia, jie viešai turi paaiškinti, ne pasiaiškinti, bet paaiškinti. Ir tada visi supranta, kas yra kas. O kai tai yra nusprendžiama kur nors ten giliai arba už kokių nors sienų, tada žinoma sunku pasakyti, nes tu nesi buvęs ir tu nesi liudininkas. Bet aš jumis absoliučiai tikiu ir kitas leidinys, reiškia, kultūros komiteto bus palaimintas, Seimo valdyba, reiškia, užmokės už viską. Mes visi džiaugsmės. Aš labai dėkoju. Tai tariantis galima daug ką suprasti, atrasti, pažinti ir iš tiesų užmirškim ten visas tas jautrias akimirkas, kurios čia gimė, bet mes tikrai dabar turim kuo pasididžiuoti ir pasidžiaugti ir tikrai galim padaryti tam tikrą poveikį, dovanodami ar šitą, kitokius leidinius susijusius su mūsų tapatybę vienaip ar kitaip užsienio svečiams ir keisdami jų nuomonę apie tai, kas esame mes, į labai gerąją pusę ir tikrai manau, kad ateityje irgi palaiminsit ne tik vieną šitą leidinį ar tokio pobūdžio, bet visą tai, ką jūs darysite. Ačiū labai. Pasirašykit. Ne, iš tiesų būtų gerai, aš taip pasakyčiau, būtų gerai, kad tokius dalykus, kurie yra rimti, kurie nėra pokštai, kurie nėra performansai, ir pabaigai pasakysiu, aš tikrai esu toksai akademiškas savo viskame kame, nežiūrint, kad mane įsivaizduoju labai bendraujantį, visokį, aš labai
nu, nesu introvertas, bet labai savo pasaulį tokiam gyvenu. Tai manau, kad atsiras drąsių žmonių, kurie iš tikrųjų drąsiau galbūt elgsis kreipdamiesi ir prašydami. Mes išdrįsom kreiptis ten, kur mes supratom, kad reikia, bet ką, nu, džiaukimės, kad turim tai, kas jau gimė, kad turim kuo pasididžiuoti ir neleiskim pasirodyti tokiem filmam reklaminiam, kurie pasirodo ir kompromituoja mus iš esmės. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs, kai nueinat, įsiprašot po žmogui interjerą pažiūrėti, ar naudojasi jūsų patarimais ir klausim, gerbiamas profesoriau, ar jūs galit man patarti? Kaip žurnalistai sako, ačiū labai. Nebuvo šitą. Ne, čia politikai taip sako. Tai va, mano pozicija yra tokia. Faktas. Kada parašė ta pati, aš dar kartą pakartosiu, kultūros taryba, kad jie vengė subjektyviaus autoriaus nuomonės, tai aš pasakiau, kad objektyvas Augio Narmonto negali būti subjektyvus. Kad mano nuomonės nėra, niente, tai yra faktai, tai yra dokumentika, tai yra fotografuotinė dokumentika. Taip, kad aš nuomonės niekad nereiškiu nei jokiais atžvilgiais ir jokia tema. Kada man paskambina žurnalistė, klausia, kaip atrodo ponė Šimonytė arba ponė Nausėdienė, aš negaliu suvokti, kaip galima išdrįsti manęs to paklausti. Todėl, kad visų pirma, vyras, kada komentuoti, kaip komentuoti vyrų ir moterį, antra, aš nesu jų stilistas, jos man nepaskambina ir nepaklausė, ką aš turiu vilkėti, kaip atrodyti. Ir dėl to čia mano griežta pozicija. Yra kitų komentatorių, jie pakomentuoja. Jūs skaitėt komentarus. Tegul ir būna su savo komentarais. Čia lygiai tas pats. Žmonės gyvena. Mano pozicija yra tokia. Jeigu žmogus atrodo apsirengę taip, kaip jis jaučiasi gerai, geros nuotaikos, gera būsena, patogu, pirmyn. O mano vaizduotėje aš save kaip nors ten tas savipošas susiorganizuojam. Būtas namai taip pat. Jeigu žmogui gera ten gyventi, tai kokią teisę aš turiu nurodinėti, kur turėtų stovėti vaza arba kaip sukabinti paveikslus. Ne, bet gal klausia žmogus? Klausia retai, bet klausia, nu, kaip čia jums tie, kurie galbūt daugiau jaučia, įdėjo daugiau pastangų į tą, arba domisi tuo, bet niekada nekalba. Niekada. Tai yra intimis, veltui mes sakom intimu, mano erdvė, aš ir čia jokių komentarų. Profesionalų, taip, kada mes susirenkam su profesionalais, kad Resta parodoje, pažiūrėkite, yra puikus įrašas su Serapinu Domu mūsų interjerų parodoj. Tai tada taip mes kalbam, ką reikėtų, kaip turėtų lyg tai būti, kokias tendencijas galioja, kaip tvarkyti namus. Bet aš daug ką laikau nustumį į tokią snobiškumo sritį, jau tą blogąją žodžio reikšmę, kad nu, nereikia bijoti savęs, nereikia bijoti savęs iš tikrųjų, savo tapatybės visais atžvilgiais. Tada vienas klausimas, ar jūs savo namų interjerą įdėjote? Jeigu taip, kokioj knygoj ir Atsakymas prancūziškai būtų įsivaizduokite taip. O į antrą dalį, kurioj knygoj? Kurioj, tai aš siūlau visiems atspėti. Tai... O prizas? Prašau? O prizas? Knyga. Nesteigiam. O va, nu tai va. Taip, čia savo malonumui. Žinote, kaip yra snobai, kaip sako, aš turiu, o tu ne, aš žinau, o tu ne. Ir viskas. Tai pasijauskite, bet čia jau viskas tvarkoj. Tai va, beje, jie geri vartotojai, jeigu ką. Tai ne, aš neilgą laiką slėpiausi. Bet po to kažkaip nusprendžiau, kad o ko čia, jeigu aš iš kitų prašau, kodėl aš turėčiau būti tas, kuris neparodytų tokio pavyzdžio. Bet kadangi tikrai nėra pavardžių, būna taip, kad sakau, atpažįsta iš meno kūrinių, mes stengiamės nerodyti, nefotografuoti nuotraukų, suaugiu, kada jis jau ten parodo, matom, kur ką, galbūt tikrai nerodyti, nes žmonės, nu vis tiek, yra kai kurie atpažinti, kai kurie sako, man tas pats, tegul mato, ir įvairios tos reakcijos būna, bet iš principo mane labiausiai džiugina tas faktas, kad jie supranta mūsų tikslą.
kad tikslas ne parodyti namus, ne pasididžiuoti, pasigirti, o pasidžiaugti ir kodėlgi neparodžius kitiem, kodėl mesgi nematom, kaip kiti gyvena, nes nebent einat į svečius ir atpažįstat, bet šiaip tai smalsu pamatysit, kas vartysit, čia skaitykloj, pakvieskit pavartyt, organizuokit vartymo dieną. Kartu su paskaitos su jumis, gerai? Nebus laiko pavartyt. Jūs žinote, kas skirsto, ar ponas Saudargas, ar ponas Juozapaitis, mano paskaitos labai brangios. Iš tiesų. Čia yra pramoga, nenorit nepirkti. Išlaidai skirtas lėšas. Ieškokit šaltinių. Taupa yra. Taupa, čia Jei pradėjau, tai pradėjau. Jūs susitarsit, aš ateisiu. Mielai, jeigu norite apie išvaizdos kultūrą ateiti, galime ir apie interjerus, čia aš gal nekomentuočiau, bet užtenka tokio pristatymo, turbūt kiekvienas pasivartęs ten jau supras, kas gražu, kas asmeniškai patinka, kas ne. Kitų namuose, tegul pasižiūrė savo visų pirma, kaip ir aš sakau apie išvaizdą, kada kalbam, sakau, tai iš ko girdžiu, tai pažiūrėkit ir tada viskas aišku. Tai va, kas dar ko nors? Taip. Aš turiu, jeigu gerbiamai poniai leidėjai, labai gražiai pagydėt lituanistus, labai trumpas klausimas, vertimas į lenkų kalbą, kaip vyko? O lietuviško teksto ar atskritai? Taip, vertimas į lenkų kalbą vyko, taip, lietuvišką tekstą. Nelabai mums iš pradžių pasisekė, todėl kad mes ieškojome vertėjo, kurio gimtoji kalba būtų lenkų. Tai suradome Lenkijoje vieną vertėją, kuri verčianti yra tiesiog ir vertėjų sąjunga, bet darbas užtruko labai ilgai, net ir pats leidinys turėjo išeiti anksčiau ir taip mes to vertimo negalime. Tada teko ieškoti antros vertėjos, suradom irgi, su kuria kažkada esame bendravę, kuri Varšuvoje gyvenanti gimtoji kalba lenkų kalba yra. Ir va ta vertėja tiesiog išvertė, tai yra toks būdas. Bet patenkinti jūs? Mes patenkinti taip, todėl kad iš tikrųjų vertėja, kuri yra nemažai ištartusi iš lietuvių į lenkų kalbą, kuri iš tiesų profesionali vertėja, plus didelis pliusas yra, kad jos lenkų kalba yra gimtoji. Ir iš tiesų jinai dirbo labai stropiai ir labai atsakingai, todėl kad mes jai siuntėm tik tai tekstą. Tai buvo vietų, kur jinai tiesiog prašydavo atsiųsti kažką vizualą nuotraukų ir nusprendė, kad jinai suprastų apie ką. Buvo keletą klausimų, kur jinai mums užduodavo klausimus, tiesiog konsultavosi, ar teisingai jinai suprato, ar apie tai eina kalba. Tai tikrai patenkinti ir vertimas tikrai yra. Aš dar, jeigu galima pratęsiu, aš pats dirbau 3 metus Europos komisijoje vertėjų. Ir jūs neįsivaizduojate, yra žmonės, kurie verti tikrai didžiausios pagarbos, nes tai yra klaikus darbas, klaikus. Aš juoką papasakosiu, nes visi suaugę čia. Aš, kada atvažiavau 2004 metais į Liuksemburgą, po poros dienų atvyko toksai raštelis, direktyva apie dirbtinį karvių apvaisinimą. Aš maniau, kad aš nupliksiu. Nes aš nesu matęs, aš nieko kaime neturiu, labai gaila. Karvės. Aš nieko, o verčiama yra taip, kiekvieną savo dalį to teksto direktyvos, kas tikriausiai žinot, jie ten Portugalas išverčia savo sritį, Italas savo, toks makalinas, ir jų anglų kalba arba prancūzų kalba, o šalia kabinete sėdi VLKK atstovai ir laukia grobio. Ateina ir sako, aš atnešu vertimą, sako, mes taip nekalbam, o kaip mes kalbam. Va tai čia ta žodis, ne, aš skambinu į Pakruojo pieninę ir sakau. Iš Liuksemburgo. Panelė, jūs ten aš čia į pieninę skambinu, taip, greičiau kalbėti, kad karvės melžiam. Viskas reiškia ten. Ir aš sakau, tai kaip čia tas papasakokit man apie tą karvių apvaisinimą, kas čia vyko, aš ne terminija. Va kur problema, visa ta terminija ir viskas,
nes tai gerai, kai jį ten sėdi prie tų karvių, mato, viską žino ir jau kalba taip, kaip reikia, o aš Liuksemburge gražiam kabinete, vadovė vokietė, kuri žodžio nežino, nelaiku atnešti negali, nesupranta, kas yra ne. Ir kad aš vėluoju 27 šalis, tada 6, eina toks termometras vertimo greičiui, aš stresas, aš praplikau per juos, aš susisemdavau iš tikrųjų krūvą plaukų iš nervų, nuo tų karvių, nuo tų alyvuogių krintančių ten Toskanos provincijų, kur aš tik vieną kartą, ačiū Dievui, mačiau, kad į tinklą surėmė. Nu, žodžiu, tai yra klaidų. Tai va terminija, tai aš įsivaizduoju, ką išgyveno vertėja, kuri tikriausiai nesidomi kiekvieną dieną interjerais ir staiga ten visokie įmantrus terminai. Savokos įmantrios. Tai tikrai baisu. Tai va tikrai pergyvenau tą etapą nesėkmės, kada ten susirgo ir nepranešė, kad čia COVID laikai. Ir gimė. Aš manau, kad tekstas geras lenkiškas, tiek, kiek aš supratau, Lenkų televizijoje bandė tiesa manęs paklausti, ar aš kalbu, nepasisekė. Nors tai šiaip man sakydavo, kad kalbu ten jau kaip pabūni Varšuvai truputį. Atrodot lyg kalbėtumėte. Ką? Atrodot lyg kalbėtumėte. Atrodo lyg, bet taip nėra. Žinote, ponė Zavadį, daug kas atrodo. Aš norėjau nufotografuoti tai, kas neatrodo, o tai, kas yra. Taip kaip yra iš tikrųjų. Tai va. Tai ką dar kas...